penktos kojos idėja, jinai tiesiog evoliucionavo labai natūraliai, kadangi mes su dar keliomis kolegėmis, iš tiesų su kuriomis dirbame iki šiol, pradėjome šunis vežtis į Kauną iš Grindos, kur yra komunalinė tarnyba Vilniaus. Juos mes pradėjom globoti būtent kolegės tėčio kompanijoje, kadangi jis turi autobusų biznį, galima taip sakyti. Pradėjome juos globoti autobusuose iš pradžių, vėliau įsigijom keletą būdų ir tie šunys staiga nuo kelių tapo iš tikrųjų keliasdešimt. Pradėjom draugauti ir bendradarbiauti, kai penkta koja pas mane į žirgyną pradėjo savo šunis vežti. Tiesiog buvo toksai gavęsis mini filialiukas. Tiesiog tuo metu penkta koja buvo prisiglaudusi aikštelėje Minkovskių gatvėje. Ir jau kai vietos nebebūdavo, tai į žirgyną pas mus tiesiog atveždavo šunis. Tai būdavo prie būdų 3 šunys pririšti ir kiti volieriukiuose gyveno. Tai sakau, bendroji sumoja apie 15. Dažniausiai tai būdavo maži šuniukai. Ir dabar jau mes turim beveik 200, kas yra iš tikrųjų jau labai dideli skaičiai. Ir ta penkta koja tiesiog taip ir evoliucionavo, nuo kelių šunų tapom iš tiesų vieni didžiausių Lietuvoje. Persikraustau. Gimė vaikas. Tapau alergiškas. Per daug suėda. Tai tik maža dalis priežasčių, kuriomis teisinasi keturkojo draugo atsikratantys šeimininkai. Tačiau savanoriai atiduoda didelę dalį savo laiko ir jėgų, stengdamėsi suteikti šunims kuo daugiau meilės ir šilumos. Pirmas dalykas, kai atsiveria prieglaudos durys, yra tas, kad pereini per visus voljerus ir pasižiūri, ar viskas yra visur gerai, ar nėra bloguojančių šunų, kuriems čia ir dabar reikalinga veterinarinė pagalba. Galų galia pasveikinu su visais esančiais šunim, tikrai, žinokit, su visais šunim, tiesiog praeini, pasveikini, pakalbi. Ir pirmieji darbai, šunys eina lauk, yra valomi jų narvai, pakeičiamas vanduo, išplaunami dubenėliai, patiekiamas maistas. Toliau, aišku, jeigu yra reikalas, yra vežami pas veterinarus, tai yra sterilizacijos, kastracijos, kažkokios būtinos procedūros. To, kaip mes sakom, čia toksai moteriškių biznis, galima sakyti. Žinot, čia yra labai daug emocijų ir to šalto proto gal kartais truputį pritrūksta, o tų vyriškų rankų irgi. Tai mes kiek galim, moteriškis būdamas tiek ir tvarkomės, kaip mums atrodo. Daug yra kas nori padėti, tačiau padėti ilgai ir dirbti tokį darbą, tokį krūvį yra iš tiesų sudėtinga. Savanorių mes turim nemažai, tačiau dažniausiai tai būna vasara, kada yra studentai, kada yra laisvi, kada šiaip žmonės turi daugiau laiko. Čia be to mes esame ne visai centre, iki mūsų reikia dar atvažiuoti, tas irgi nėra taip paprasta, žodžiu. O mums šio darbo rankų reikia kiaurą parą, kiekvieną darbo ir poilsio dieną, taip pat per visus naujus metus, Velykas ir Kalėdas ir taip toliau. O pas mus žmonės, žinot, vis tiek turi savo planų ir tiesiog labai yra sudėtinga. Iš tiesų, mums trūksta žmonių. Dažnai žmonės gal truputėlį kitaip tą visą veiklą įsivaizduoja ir labai nori, bet atvažiuoja ir po pirmo karto kaip ir nepasirodo daugiau, nes, nežinau, gal šokiruoja vaizdas, gal kvapas, gal triukšmas, gal dar kažkokie kiti veiksniai lemia, o kiti jau, jeigu užsikabina, tai paprastai jau ir lankosi ir atvažiuoja dažniau pagal galimybės. Iš tiesų šitas darbas yra sunkus, kadangi toksai yra turbūt kaip socialinių darbuotojų, daug labai matai blogo. Yra daug piktų žmonių, daug blogų žmonių, daug sužalotų šunų, daug mirštančių šuniukų. Tiesiog daug labai tokių nelaimingų atvejų. O motyvacija yra, kada tokius burbulus tu išleidi gyvenimą. Per 2015 metus penktos kojos globoje pabuvojo 649 savo šeimininkų išduoti šunys. Vien per pirmuosius 3 šių metų mėnesius prieglaudą papildė dar 145 išduotos širdys. Kita vertus, penktos kojos dėka 479 šunims praėjusiais metais pasisekė. Jie surado naujus namus.
Mes daugiausia esame matomi Facebook paskyroje, kur mus seka šiuo metu daugiau negu 54 000 žmonių ir tas skaičius vis didėja. Tai daugiausia būtų turbūt šis kanalas. Taip pat mes dar kai kuriuose dienraščiuose išspausdinam nuotraukas tų šunelių su aprašymais. Dalinam skrajutes per įvairius renginius, dar turim savo internetinę svetainę, tiesiog viskas tom turbūt daugiau informaciniam technologijom dabar. Tikslas tai, kad jie greičiau surastų namus, nes gražesnės nuotraukos žmonės tiesiog labiau atkreipia dėmesį. Kartais būna šuo labai gražus, o tu jį fotografuoji visai, kaip jisai susigūžęs, jisai koks ir tu niekaip nepertiki jo to grožio. O kartais būna atvirkščiai, šuo pasitempia pats prieš kamerą atrodo ir gaunasi geri kadrai. Priglaudiniai šunys nėra tie naminiai dažniausiai šunys, tie, kur mes laikom, jie nesusikoncentruoja dėmesio dažniausiai. Reikia asistento gero ir kad jisai pavargtų pakankamai tol, kol tu pagauni tą gerą kadrą, nes tai yra visai sunkiau dirbti negu su paprastu augintiniu, tarkim. Studijinė įranga yra labai brangus dalykas, tai tikrai mes to neturim ir gal norėtume kada nors gyvenime turėti, čia yra pats paprasčiausias, minimaliausias dalykas, tai kad gautųsi tai eilinė paprasta nuotrauka, nes šiaip paprastai nenufotkinsi šuns. Būna įvairiai. Pamato gražaus šuniuko nuotrauką ir atvažiuoja pasiimti mažo šuniuko, bet dažnai būna, kad išvažiuoja ir ne. Kad išvažiuoja ir su ne visai galbūt mažu. Žinau, tokios istorijos iš tikrųjų labai šildo, kada atvažiuoja visa šeima, nusižiūrėjo mažą šunelį, eina pro mūsų voljerus, pamato kalę, kur yra nuplikusią nosim, kuria yra 5 metai ir mano manymu tikrai yra pats negražiausias šuo viso prieglaudai. Ir moteriškė verkia sustojus ir šuo sisioja iš laimės ir su to šuniu tiesiog išvažiuoja, nes suprato, kad yra jų šuo. Ir tokios istorijos iš tikrųjų yra tikrai tokios, labai sušildo ir dėl jų mes iš tikrųjų ir dirbam. Sunkiausia gal yra iš tikrųjų tas priėmimas, kada atveža šunis ypatingai iš namų ir kada šeimininkai išeina ir šuo labai tikrai stipriai stresuoja ir žinai, kad tas šeimininkas nebegrįš. Tai tas tiesiog matymas to stresuojančio. Aišku, nekalbant apie tos jau išskirtinai žiaurius atvejus, kada būna. Bet šitas gal toksai vienas iš dažnesnių, tai jisai labai ir sunkus ir prie jo nelabai priprast. Žiaurus, liūdni jausmai, kada atveža šeimininkas ir palieka šunį. Tai buvo ir nutiko vakar, man atrodo, ir tikrai šeimininkė ateina pakankamai šaltu veidu, neva ten verkia. Jinai išeina ir jinai nemato, kaip to šuo elgiasi, po to visą tai matom mes. Tai yra šitas skaudžiausia. Visa kita, sakau, lygos, ten lūžiai ar dar kažkas, tai yra sutaisoma, pagyjama, bet tas šuns palikimas, po šiai dieną aš dar prie to nepriprantu ir tikrai nepriprasiu. Yra begalė skambučių. Yra, kaip sakiau, tiesiog bendrauju su žmonėm, kurie yra, iš tiesų, tikrai su jais yra ir sunku bendrauti, nes jie apskritai yra truputį kitokio gal požiūrio, jam ta šuo yra daugiau kaip daiktas, kuris atsibodo, savo jau atitarnavo. Iš tikrųjų, žmonių žiaurumų ribų nėra, nes to, ką matai čia, tai, ta prasme, tikrai yra visokių vaizdų esu mačius jau ir šiaip, ta prasme, visokių šunų ir šunų charakterių, ta prasme, šiaip čia išmokau, ta prasme, to, kad, gyvūnai galų gale, ta prasme, visą laiką bus pirmoje, ta prasme, 2 aukščiau už žmonės, nes, gyvūnas niekada nepaliks, o žmogus visą laiką paliks gyvūną. Ir to tai tikrai išmokau. Kartais prieglaudos kasdienybė atrodo nepakeliamai sunki. Čia nėra atostogų, poilsio dienų, tačiau sustoti nėra kada. Meilės išsilgę globotinių žvilgsniai ragina nuolatos kurti ateities planus. Iš tiesų, judam tik į priekį ir tikimės, kad tai bus ir ateityje. Norim apsitverti, pasidaryti tą šunų vedžiojimo aikšteles, nes taip kaip yra dabar, iš tikrųjų taip netinka.
stengiamės to šunis vedžioti, tačiau pavedžioti 200 šunų per dieną yra fiziškai tiesiog neįmanoma, jeigu žmonės ten 2 ar 3 tik tai tvarkosi. Didžiausi sunkumai tai be abejo yra finansai, nors iš tiesų mes gauname nemažai paramos, tačiau matot šitą pastatą, jisai tos pinigus valgo tiesiog dienom ir valandom. Imant, koks tas pastatas buvo tą įsigijimo dieną, tai čia realiai buvo tik tai sienos lauko. Nes čia nebuvo nei grindų, nei lubų, nei stogo, nei... čia nebuvo nieko. Džiugina viskas. Tai, kad yra grindys, jos yra šildomos, kad yra voljerai, kad yra tas pats naujas dušas šuniukam, dušas savanoriam, yra stogas virš galvos, žiemą nelyja, nesninga, galima sausai, kaip sakyt, būt ir šiltai tuos gyvūnus laikyti, o ne kažkur tai lauke ant sniego. Bet kas liečia tas didžiasias investicijas, kur čia trūksta, tai aišku, pagrindinis stabdys yra finansai. Nes čia turi sutvarkyti ir aplinka, turi apsitverti tvora, turi čia atsirasti voljerai lauko, turi atsirasti lauko išvedžiojimo aikštelės, kad šunys nebūtų pririšti, o galėtų laisvai judėti, kol bus tvarkomi ir valomi jų voljerai. Turi atsirasti ventiliacija, kuri kainuoja labai didelius pinigus. Taip pat mes turim 200 šunų. Išauginti vieną tokį burbulą mums kainuoja mažiausiai 150 eurų. Kadangi mes turime šerti nuo kirminų vaistus, turime jį skiepyti keletą kartų, taip pat turime maitinti geresniu maisteliu ir visi kiti dalykai. Neskaičiuojame jau tokių dalykų neplanuotų, kaip tarkim operacijos, kurios kainuoja kelius šimtus eurų labai neretai iš tiesų. Tie pinigai labai greitai dingsta iš tiesų. Savanorių patirtis gali papasakoti įvairių istorijų, kurios kartais yra jautrios, kartais skaudžios ar neįtikėtinos. Tačiau net ir tokioje kasdienybėje yra ko pasidžiaugti. O džiaugsmo tai daugiausia teikia natūraliai tada, kai šunys iškeliauja į naujus namus. Ir kada taip galvoji arba matai, kad tie namai bus tikrai labai tokie geri, išskirtinai geri ir tas šuo gyvens kaip inkstas taukuose ir ypatingai, jeigu tas šuo prieš tai gyveno labai sunkiomis sąlygomis. Pas mus pakliuvo iš kažkokiu tai, ar tai labai apleistos vietos, ar labai prieš tai skriaudžiamas buvo ir, tarkim, kai šuniukas su 3 kojom iškeliavo į labai gerus namus, arba toks vienaakis, kuris galvojom, gal jau čia pas mus ir pragyvens iki gyvenimo pabaigos, irgi iškeliavo į Trakus, į tikrai superinę šeimą. Tai tie atvejai tikrai itin džiugina ir toks gaunasi postūmis judėti į priekį. Tikrai buvo tokia istorija, kai šuo po 5 metų grįžo namo. Šuo dingo Kaune, mes tą šunį parsivežėm iš Jurbarko kaip mirtininką, jis ten turėjo būti išmigdytas. Mes jį parsivežėm, pas mus prabuvo turbūt jisai daugiau negu pusmetį, kai nieko. Jisai labai mėgo važinėti mašiną ir tiesiog savanorius važiuodamas apsipirkti ten lentų ar kažko būdom tuo metu, kalti, jisai pasiėmė tą šunį ir senuko aikštelėje prie žmogus sako, čia mano šuo. Po to jisai atvažiavo, jisai atvežė to šuns vaikystės nuotraukas, o tai buvo šuo ten amerikiečių buldogo mišūnas, kur, aiškiai tu nuotraukoje matai, kad yra tas šuo. Tai ta istorija tokia garsiai nuskambėjęs, kad po 5 metų šuo grįžo namo. Vieni mano, kad pas mus šunim yra blogai, kiti mano, kad jie per daug loja. Įvairiausių dalykų. Bet mes negali pasakyti tokiam burbului, kad jis tiesiog nelotų. Tiesiog neišeina į filmą. Pasakau, stengiamės, kad būtume kuo geresni kaimynai iš tikrųjų, kad kuo mažiau būtų skundų ir tiem šunim, kad būtų kuo geresnės sąlygos, nes kuo jiem geriau, to ir visiems aplinkui turbūt geriau.